Praėjusiais metais organizacija Gelbėkit vaikus apklausė beveik 1200 vaikų visoje Lietuvoje. Dauguma jų savijautą įvertino tik kiek daugiau nei 6. Ar lemiamose krepšinio varžybose pasitikėtumėte žaidėjų, kurio taiklumas tik kiek didesnis nei vidutinis? Nemylimi, nereikalingi, nepakankami, nepasitikinti savimi. Taip šiuo metu jaučiasi dauguma Lietuvos vaikų. Būsimi mūsų gydytojai, pareigūnai, verslininkai, mokytojai, kada nors patys tapsiantis tėvais. Organizacijos vykdyta apklausa įkvėpė kartu su menininkė Agne Kišonaite sukurti instaliaciją Paauglystė, eksponuota visoje Lietuvoje ir tapusią trumpų filmų. Atviros vaikų išpažintys apie tai, ko jiems labiausiai trūksta ir jų reakcijos į jiems nežinant įrašytus tėvų pagirimus, kuriuos dažnas savo vaikams kasdienybėje pamirštame pasakyti, sukrečia iki širdies gelmių. Beveik 10 metų socialinė darbuotoja dirbanti Roberta Avramenko konsultuoja su sunkumais susidurančius paauglius ir jų tėvus. Stebėtis paradoksų, kad gyvenimui rodos gerėjant vaikų savijauta prastėja, pasak Robertos neverta, nes tam, kad savo ir vaikams sukurtų gerbūvį tėvai dirba vis daugiau, o tai reiškia, kad mažiau laiko skiria savo vaikams. Visi vaikai lygiai taip pat sako per pirmus susitikimus, jie tiesiog nori būti mylimi ir išklausyti ir nenori tiesiog iš tėvų girdėti nuolatinius moralus, o tėvai irgi yra pavargę ir aš tą puikiai suprantu, bet tas nuovargis, tos emocijos tikrai negali būti vaikas antroji vietoje, darbų antroji vietoje, draugų ar kažko kito. Jis turi irgi jaustis, kad jis yra svarbus. Ir tikrai, jeigu nenorit prarasti savo vaikų, jūs turit būti čia ir dabar, nes toj bus 18 ir tas laiko tarpas jis nėra toks jau didelis. Išaugs. Nieko čia tokio. Tai yra paaugliškos problemos. Taip daugelis tėvų vis dar žiūri į vaikams kylančias problemas. Tuomet sunkumus patiriantys vaikai, nemokėdami susitvarkyti su emocijomis ir nesulaukdami tėvų dėmesio, pasak Robertos, išeičių ieško patys. O jomis gali tapti emocijų ir problemų slopinimas narkotikais, alkoholiu, savęs žalojimu ar valgymo sutrikimais. Tikrai turiu atvejų, kur situacijos yra dabar, kad jaunuoliai yra kalėjime, kad jaunuoliai yra apykoje, turim jaunuolių, kurie iš esmės ir savo gyvybę prarado, tai tokie atvejai, kur mes specialistai atrodo darom 150%. Duodat įrankius. Jo viską ir tiesiog tėvai neprisima atsakomybės dėl įvairių priežasčių. Jeigu pastebit, kad vaikas iš esmės yra visą laiką telefone užsidaręs arba didžiąją laiko dalį leidžia su draugais, ne su jumis, tai irgi tokie dalykai rodo, kad vaikas nesijaučia gerai namie. Pasikeitęs elgesys, charakteris, piktesnis negu įprastai, tylesnis negu įprastai, tai labai svarbu atkreipti šitos dalykus ir jeigu tas dalykas jau kurį laiką tęsiasi. Ir tikrai nereiktų pradėtis dabar savęs kaltinti, kad aš blogas tėvas ar bloga mama. Pasak specialistės, nė vienas nebuvome mokomi būti tėvais, o instrukcija, kaip elgtis su savo vaikais jiems gimus nepridedama. Be to, dabartinė karta auga lydima socialinių tinklų, kur vertinimas priklauso nuo patiktukų. Laikai, pasak Robertos, pasikeitė, todėl kokybiškas laikas su vaikais ir neįpareigojantis pokalbiai nemažiau svarbus nei gerbūvis. Jeigu esate tėvai, tai pagalvokit, kad ką aš žinau apie draugus, ne tai, kad vardu žinau, ar aš žinau, ką jie veikia, ar aš žinau, kas mano vaikui patinka šiuo metu, ar aš žinau, kaip mano vaikas jaučiasi mokyklai. Tiesiog paklauskit savęs, ar žinau ir kada paskutinį kartą apie tai nuoširdžiai kalbėjausi su vaiku. Nereikia kažkokių labai didelių ten žingsnių dėti ir nereikia kažkokių ten 5 knygų perskaityti. O ko reikia? Tai pradėkim nuo to, kad tėvai nevakarieniauja kartu su savo vaikais. Arba jeigu vakarieniauja, tai būna telefonuose. Tai tiesiog vakarieniaujam kartu, nebūtina kiekvieną vakarą, bet tiesiog pasidedam telefoną ir kalbamės. Galiausiai vis dėlto yra tas važiavimas automobiliu iš taško A į tašką B. Tai gal galima tą laiką išnaudoti pokalbiui.